Laidą Vienam gale kablys remia Rapala. Sveiki visi žiūrintis laidą Vienam gale kablys. Rolandai, sveikas. Sveikotis. Rolandas su manim vadinasi kalba apie Rapalą. O jeigu kalba apie Rapalą, vadinasi mes atidarom lydekų žūklės sezoną. Jo, ir aš manau, kad bus pakankamai įdomu. Netradiciniai masalai, nedažnai būnantis mūsų laidose. Tai daug nekalbėsim, varom ir pažiūrėsim, kas vyks iš pat žvejybos pradžios. Vis viena šiandien bus žvejyba pakrantėm, ne? Mėtymas į krantus. Jo. Turi rolką, ne? Aha, super. Tuoj gaipta. Ant ryškalų. Sveikinu kolegą. Atidarimas įvyko. Nu, nesilkė. Ir ne nuo pačios žolės, jo paėmė. Liuks. Nu, legali graži žuvis. Bam. Liuks. Nu va, galų gale turim pirmą žuvį. Ilgai mes čia dirbom, bet mes taip ir tikėjomės, kad su Rolandu, kad turėtų tai būti, kad to rytinio ankstyvo, kai dar toksai šaltas gegužės, dar nėra tokio. Sakėm, kad įdienojus jos turėtų išlysti, tai dabar pirma žuvis apie 11 valandą. Viskas gerai, tai patruputį bėgėsiu, man atrodo. Ryški spalva sudirba, ryški labai. Žiūrėsim, kas bus toliau. Iškosim masalų geriausiai. Prie patvaltės rolka, reikės tavo pagalbos. Yra. Ir pas mane žuvytė. Atsikabino. Kaip? Bet irgi taip truktelė ar? Taip, toksai, žinok, atsargus, kaip tau buvo, toksai, stuk toksai, žinai, bet svarbu, kad judesys prasidėjo. Bet rolka, tas Rapalas galakablis turi tokį virpesį, aš tiesiog traukiu per nagus, jaučiu. Jo, jis gana Bet tik tai, žinai, ką jis turi, tą vienčakį kablį, vakas, dėl to prieš tai nuėjo, jau pakirsta lydeką ir, žinai, reikia jau turėti. O, man yra! Bet jau dabar žiebiau vyriškai. Opa, rolka, žiūrėk, pavaltymų įlindo. Yeah! Turiu, gerą. Yeah! Viens, tiksliau pusantro. Pusantro, ne? Jo, pusantro. Pusantro, vieną nusiplovę, kitą turim. Nu va, graži žuvytė. Vo, toksai daiktas, po to apkalbėsim. Žuvytė. Čiau. Je. Haha. Nu, super. Nu va, ką aš norėjau prakalbinti, šiaip tai nenaujas dalykas. Ypatingai, kad žiūri mūsų Patreonų ir Contribui paskyrą Žvejo TV. Bet jeigu atsimenat, pernai aš juos prakalbinau labai gražiai Švedijai.
kibo ir lydekos, kibo ir dideliai šeriai. Tai yra Rapala bleidžigas, kuris priekį daro tokią vibraciją. Tu trauki, jisai dirba pusiau kaip mepsas, labai aktyvi vibracija ir pasyviai lydekai gerai. Aišku, gaudžiau daug šiandien su ryškia spalva, bet tas rytas buvo nekibus iš tikrųjų, tai nežinau. Čia vanduo toks skaidresnis, susidėjau tą pačią svorį ir balta guma ir jokių klausimų. 2 kibimai, 1 žuvis. Aš dar galvoju vis kaip čia reikėtų kokį asistą prikalt, bet neįsivaizduoju kaip. Nebent va čia per tą kilpą ir čia pačioje dar 3 šakiuką statyti. Arba būna, žiūrėk, rolka būna, kad stato va čia 3 šakį tiesiai, dar vieną, ne? Jo, būna ant kabliuko kabina. Ant kablio pačio. Va šitas variantas, nes gerai, nu dabar šitą nenuėjo, nes gerai gavo į barzdą, bet prieš tai kur nuėjo, gal pabandysiu dar pamodifikuoti, čia dar 3 šakiuką dėsiu. Nes vienšakis kablys, jo, viskas okei, bet kai lydekos ima ir kai reikia filmuoti, kai nereikia filmuoti, tai kaifas, lai ir nueina, viskas tvarkoja. Bet kai mums reikia laidą daryti, reikia kažką tobulinti. Aš galvoju, kad aš turiu 3 šakėlių kažkur tai ir parodysiu jums, kaip patobulinti. Paprasčiausias labai variantas bus, bet jis bus efektyvas. Tiesiog va taip va. Opa. Ir dar čia kalam 3 šakį. Va toks gausis reikalas. Vibracija išlieka, guma minkšta prieš sitį, bet va šitas variantas, aš galvoju, bus geresnis. Tai pratęsiu su juo. O, kas ten? O, neblogas. Karosas, ar ne? Ne, karpis. Karpis? Neblogas. O, aha, jo, neblogas. Valio! Ilga pauzė tarp vėl lydekų mūsų. Nepagautų yra. To įlys. Tai gal didesnė biškį. O, matai? Suveikė kislata. Jeee! Yra. Jopa! Nu, turim žuveliuoką dar vieną. Rolandai, pitakas. Yeah! Matei, Rolka? Išlaikė. Laikė. Būtumėm dar gavo ir galvakablį ir viską. Žodžiu, visas grožis. Nu va, dar vieną žuvytę. Trišakiukas tikrai padėjo. Buvo gražiai sekęs. Kaip pasakoju, tik matėt, pakeičiau vėl į aštrią spalvą, bet natūralią gumą. Čia, žodžiu, šitais masalais fantazija beribė, paleidžiam žuvį. Pakalbėsim ir eisim pietauti. Rolka, mes turim 3 žuvies. Nu, puiku. 3,5. 3,5. Nu, graži lydeka, smagi tokia. Varyk, ačiū. Super. Tai ilsimės, pertraukėlę, susitiksim, kai jūs pailsėsit. O mes toliau varysim. Sveiki sugrįžę, žiūrintis laidą Vienam gale kablys, išlindo saulutė. Masalų fantazija baigės, mes vėl 2 valandas dabar po pietų, mes papietavom ir 2 valandas neturim nei kibimo. Tai, kaip Rolka sakė, kad jisai, aš šiemet dar nežvėjau lydeko, tai mūsų pirmas išvažiavimas, bet su laida be abejo. Bet Rolka sakė, jisai jau bandė šiemet. Jau turėjo 3, ne, turėjo žvejybas? Jo, 3. Jo, ir sakė, pagrindinis kibimas nuo 11 iki 1 ir sakė, po to turėtų būti kažkas į vakarą. Tai kaip tik papietavom ramiai savo atsistoję. Šiandien, kaip supratot, pas mus
Rapolas Arsenalas, Rolas mėto peto otus visokius, didelės gumas, o aš šiandien įsikandau kaip tik mažesniem kraštyti gaudyti, bet kadangi aš tikiu lydekų pavasarinio, kad jos mėgsta vibraciją, tai prie nedidelių gumų, nu kaip jos nedidelės, kitiem normaliem žmonėm, ne šitie mum, tai šitos normalios, visą gyvenimą ant tokių ir gauda jie iš principo. Nu, tik tai aš dar naudoju jo tas reikaliukus, Rapolo bleidžigus. Šiaip iš principo visam pasaulyje jie normaliai vadinasi kaip, Rolka? Atsimeni tu? Šitie blizgės. Bleidais aš. Jo, bleidais vadinasi. Arba chatterbreidais. Nu, žodžiu, daug kas gamina, visi chatterbaitais vadina pavadinimus. Bet esmė yra galva, esmė prieš galvą yra plokštelė, kuri duoda vibraciją. Kaip mepsas praktiškai. Ir gali tada žaisti su tą gumą kaip nori. Spalvų daug, variantų daug, aš didesniem, aišku, nebūtinai spalvotam galvom, kur skaidresnės vanduo. Šiandien čia pakankamai neskaidrus, dėl to tokios ryškinos, bet matėt, pirmoji daly pagavau ir neryškios. Visiems kažkaip tikiu ryškesnė, tai kraštyti iš tikrųjų Rapolą daug išleidusi. Labai masalų, galite apžiūrėti. Pačios įvairiausios spalvos, formos, jos jau išbandytos mano buvo pernai Švedijoje. Vėlyvą rudenį kaip nebūtų žiauriai gerai jau buvo. Ir ešeriai, vat, atrodo ar ne lėtas dalykas, bet iš tikrųjų puikiai. Tai gerai, čiumpam meškerės, gaudom toliau. Įsiaiškinau, kad papildomą trišokiuką reikia, geriau. Žuvytei šansų daugiau, nes vieną, kaip matėt, nuėjo ir visiems džiaugsmas, kai korsakai pabėga žuvis, tai sveikinu jūs, kad pasidžiaugiat. Dabar tęsim antrą dalį, stojam dirbam. Va, saulytė išlindo. Gal suidimas bus. Porą valandų neturėjom nei kibimą iš visą būdą. O čia žiūrėk, ant teksto. Yeah! Kariuk, bet mažytė, žinok, bus. Jau čia tokia. Bet smėgės apetitų. Ateik čia, net nepasimušti. Apa. Yeah! Varėm. Ant kokie ryškaus. O, šiek susirakino. Dėl to ir nejuda tokia. Čia tas, išlindo. Buo, kokie silkutė, kur pagavo. Ai, plaukia. Atsigavo? Atsigavo. Graži žuvytė. Saulytės, viso gero. Atsiprašau, kad taip gavosi, bet jinai atsigavo tada, kada nereikėjo. Pasispardė biškį pirmas smūgis, o po to... Nu jo, tokį kablį gauti vyrišką. Na, bet liuks, fainai. Nu, dirba masalai, super. Šiandien nėra tai iš lengvųjų žvejybų, bet svarbiausia, kad mes įrėmė su Rolandu. Ir kai matėt pati žvejybą, tai ką mes viską darom, tai valom šlaitus. Čia yra priekrantė, aš pasisuku, o nuo priekrantės yra šlaitai. Aišku, pirmosios žvejybos būna tokios, kad dažniausiai žuvis kimba metant į žolės, ar ne? Nes po neršto lydekos dar šildosi, dar būna tose savo žolynuose. Tai metimai tokie labai artimi žolėm, bet šiandien mes kažkaip su Rolandu pasižiūrėjom, kad visus kibimus, kuriuos turėjom, tai turėjom ant šlaito. Turėjo, Rolka? Turiu. Opa, kaip tik, kol aš pasakoju. Ai, kokia pikta. Supratau, maža žuvis keliam, matai, drąsiai.
Nu, žodžiu, kol žiūrit, kaip čia Rolka kankinasi su žuvim, atsikabina, tai va dar vienas įrodymas, kad nedidelė žuvis visai nebijo didelės gumos pavasarį. Lydeka. Kokio dydžio masalas, kokio dydžio žuvis. Nu, atrodo, didelį masalą turim tik didelę žuvis, bet ne visada. Gerai, paleiskim, kankinkim. Jo, ir nėra. Nutraukė jisai mano pasakojimų jau apie šlaitus su savo lydekiuokmo. Nu tai va, supratot, kad, va, kaip sakiau, kad daugiau mėtymas vyksta į žolę, bet šiandien mes pastebėjom, kad visa žuvis stoja už žolių iš karto už šlaitų. Tai vadinasi, kai buvo šiltos dienos, jau lydekos pailsėjo išneršusios ir dažniausiai būna, kad jos pasitraukia pirmą šlaitą, į patį va, šlaitelį nuo žolių. O po to dar už porą savaičių traukiasi dar giliau. Tai jeigu jūs ten, pavyzdžiui, žvejojat kažkokiuose savo ežeruose, tai metras jau dabar ne, bet 2 metrai gerai, paskiau bus tarp 2 ir 3 šlaitas ir paskiau tarp 3 ir 4. Tai va trauksis ir paskiau skirstysis po ežeros. O dabar, nu, po ežero plotą dar kažkur. O dabar jos visiena praktiškai visuose vandens telkiniuose ir ant tų šlaitų. Tai dabar 2 tarp 2 ir 3 metrų, aš manau, pats idealiausias būtų jum bandymo žuvauti. Nu ką, viskas gerai, antroji dalyje irgi kalam tas ilkės. Čia gerai smulkesnis, matai, saulė pakila smulkesnė. Mažuose sukilo. Fainai, viskas gerai, man patiko. Kaip pirmą kartą, be jokių laivų, be nieko, dirbėm mėtai. Aišku, kai 2 valandas nekimba, biškai nervuoja. Bet, nu, ką daryti? Bet kai užkimba. Bet kai užkimba, tada gerai. Jehei! Vėjai, žinai, visur kim. Jo. Prasme, kitur. Lema, tas čia vėjas ir taip. Mums nepalankus. Neišeina prilaikyti. Žinai, dar raukais daug maž. Yra rauka? Yra. Gera? Gera. Ei! Rolka turi gerą. Rolka. Yra. Eik tu savo, dabar žiūrėjom, čia metras. Eik tu savo, pažiūrėk, kokio dydžio. Krokodilas, žiūrėk, nepakeliu. Nu gerai, tu jau pats susiminėk šitais briedžiais. Chebra, mes turime metrą. Vis dėlto diena pasibaigė fantastinių rezultatų. Na viskas, jokių laivų, mėtymai, gražu, nesusivaryk tik rankų, būk geras draugas, ką? Sau kokią galvą, kaip pasarklį, pažiūrėk. Barakuda. Bet vat ir ne per stipriausiai laikęs vienas. Ne per stipriausiai, ne? Ne. Rodyk. O, papa! Kokia mama! Palaukit, operatorius, prašau nufilmuot mane kartu. Aš irgi dalyvau šitoj valtį buvau. Ir aišku, nuotraukykė, eik, tokius grožius. Sveika tokia, ne? Bajava. Tuoj pamatuosim čiaukimetrą. Kokia žuvis. Guma, jėga. Klasikiniu būdu. Klasikiniu būdu. Super, sveikinam visus su prasidėjusiu spiningavimo sezoną ir linkim pagauti štai tokių gražių žuvų. Aš labai tikiu, kad jums lygiai taip pat pasiseks kaip Rolkai. Pažiūrim tą tikslų ilgį. Metras 5. Nieko savo, gerai, metras 5, bet pažiūrėk, kokia stora. Nu. Metriukas, superinė. Ką, dabar su tavim dar? Jo, dabar su manim kaip nors nuflotkinkit. Kokio dydžio krokodilas. O, kaip nupagėjo. Tu taip greitai paleidai, Rolka? Da, atsisuk. Iš rankų išlydo ir nuleikė.
Tiesiog ir papasako, kodėl taip greit paleidai. Nenorėjo būti su manim, greit bėgo. Nu, super, nu šauniai. Gražuolė žuvis. Fantastika. Tai dar kartą sveikinimai. Super pabaiga. Kaip jau sakiau apie masalus, jūs jau viską matėte. Tai pernai atsiradė Rapolo Peto, ar ne? Tada mano Crush City, apie kurios jau pasakojau, įrankis pas tave galingas. Jo, iki 170 miusė. Iki 170 miusė ir 13 fishing galinga ryte. Jo. Aš šiandien gaudžiau lengvesnių komplektų iki 80 gramų. Bet būtent tokie įrankiai, aš manau, kad reikalingi kovai su lydekom. Kaip matėt, jie super linksta ir viskas gerai. Tai mano Omenas 20-80 gramų. Mažesnis mano mėgstamas žalias multikas. Ir viskas įvyko taip, kaip įvyko. Mes pagal. Tai žiūrėk, tą progą dar aš turiu vieną dovaną tau. Tai mano bičiuliai, kurie gamina juodą gintarą Amber 99, sakė, kiekvienam bičiui, kuris valtyje pagaus metrą su manim filmavimo metu. Juodo gintaro apyrankė, va tokia kaip pas mane. Tikra žvėjo apyrankė. Daug uždėsim, pasveikinsim su metru, apyrankytė, žvėjo tikra. Ir mes šiandien pabaigiam savo laidą. Nei žvyno, nei jėgos, susitiksim lygiai po savaitės. Čiau, gerų laimikų jums visiems ir gražių, tokių gražių lydekų. Tikrai linkiu nuoširdžiai.